lendam į užkulisius. Visi čia susirinkom lyjant šiam lietui, tačiau žmonių didelis būrys, nieko neišbaidė ir norim paklausti gerbimo trenerio, ko tikimės iš šito varom už Lietuvą. Aš manau, kad simboliška šiandien Mindaugo diena ir simboliška, kad krepšinis ir Lietuva tai yra vienas be kito žodžiai, kaip sakyti, neegzistuoja. Ir malonu, kad nežiūrint toks oras, vis tiek žmonės renkasi, vis tiek žmonės nori varyti tą kamuolį ir ta idėja yra labai gera. Tai yra nuostabi idėja, gal į kiek asocijuojasi su olimpinė ugnimi, bet nežiūrint į tai, Lietuvoje krepšinis tai yra ugnis, olimpinė ugnis. Na, varom yra labai gera akcija, iš tikrųjų labai gera idėja, labai prasminga, startuojanti valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo dieną ir kai kiekvienas lietuvis prisilies prie to kamulio, aš manau, jį tikrai įkraus labai gerą energiją, tai turėtų padėti. Prie to kamulio prisilies tikrai šimtai tūkstančių lietuvių ir mes įkrausim tą gerą energiją, tą kamulį. Tai bus pati ilgiausia, pati nuostabiausia ir pati, sakysim, originaliausia akcija su kamulio varimu iki šiol buvusi visame pasaulyje. Aš neabejoju to. Tai kuriame etape tave pamatysime? Aš labai norėčiau sudalyvauti Biržuose, nes pats iš ten kilęs ir aišku, visą vietinę bendruomenę krepšinio tiesiog pakviesti, sudalyvauti. Aš manau, kad, sakysim, galėsim net konkursus rengti į šitą vietą, kas gali varyti, nes bus tikrai didžiulis sudomėjimas. Mes matome jau dabar. O aš labai norėčiau sudalyvauti Rokišky, tai manau, kad gal tu net man ir kamuolį perduosi. Aš mielai. Biržai, Pandėlys, Rokiškis, aš kažkur apylinkėse galėsiu perduoti kamuolį. Ar Lietuvą po šio varimo dar labiau pažinos pasaulis? Tikimės, kad tikrai tas varimas kamuolio išgarsins Lietuvą. Ir svarbu išlaikyti tam tikrus reikalavimus, kad būtų galima tą pasaulio rekordą užfiksuoti į Gineso rekordų knygą. Kaip Jūs manote, kaip Lietuva varys kamuolius? Skaitau, gerai varys. Jeigu oras nemaišys, tai dar geriau. Ką daryti, jeigu maišys? Žiūrėjau, vyrukai va gražiai mėto, dėlioja, baloja, viskas tvarkoj. Tai eisim per balas? Eisim, o kur dėsis? Turbūt kiekvienas Lietuvos, ypatingai berniukas, kartu pradėdamas vaikščiot, pradeda mokintis varyti kamuolį, taip kad jie moka tą daryti puikiai. Lietuvoje turbūt yra tokia nerašyta taisyklė, kad kiekvienas turbūt kūdikis gimsta mokėdamas krepšinio, sakant, jau ne tai, kad taisyklės jis moka krepšinį varyti. O Jūs pats gal varysit? Nežinau, jeigu duos, jeigu leistų, bet bijau, kad per lietų gali nepasisekti, kaip sakant, kamuolys gali nešti. Tai gal kur nors Klaipėdoj, Panevėžy? Nu, nebent aš pas tave namuose, ten sodybą prie Šešupės. Vienu žodžiu varysit? Ką nors varysi. Kamuolys keliauja į Modesto Paulausko rankas. Ir iš Modesto Paulausko pas Arvydą Sabonį. Ką Jūs įkraunate į kamuolį? Gėrį ir grožį. Ačiū Jums. Meilę. Ačiū Jums, Arvydai. Aš širdį, tikėjimą, pergalę ir svajonę, kurį įsipildytų. Skaičiuojam nuo 3 iki 1. 3, 2, 1. Žmonės renkasi Europos vidury ir ten. Už Lietuvą, varom už Lietuvą.